šluostom ašaras, palaidoja jaunystę. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystę. Paliksime tas kryžkeles ir viską, ką turėjom. Jaunystė juoka ašaras ir dar, kurią mylėjom. Didžiausią mastą būtent Plungės krašte trėmimai gavo būtent 48 metų gegužę, tai yra operacija Vesna, pavasaris. Ir taipogi tai didžiausias tiesioginis Plungės ir apylinkių gyventojų trėmimas į konkrečiai apibrėžtą regioną, tai būtent į Buretiją. Apie 1/4 visų Buretijos tremtinių buvo išvežti iš Plungės ir iš Plungės rajono. Vidurinėje nuotraukoje pačiam centre poetas Antanas Miškinis, kuris neteko patogių rašytojų Sovietų sąjungai ir buvo įkalintas lageryje. Jisai sukūrė savo poemų ciklą Sulaužyti kryžiai. Šalia sesuo Nijolė Sadūnaitė, kuri buvo tikinčiųjų teisių gynėja ir Katalikų bažnyčios kronikos platintoja. Jinai lageryje kalėjo jau daug vėlesniais metais, 1975-78 metais. Kai kuriuose tremties vietose telikę tik aptrupėję barakų rąstigaliai, kuriuos baigia užželti miškas. Lietuvių kapai ant kalnelių, apsodinti pušimis, iš tolo atpažįstami. Antkapiniai betoniniai paminklai su užrašais gerai išsilaikė. Buvo ir metalinių kryžių, o mediniai kryžiai tvorelės sunykusios, pasvirusios. Juos žygio dalyviai atstatinėjo, ravėjo žoles aplink antkapius, fotografavo, nurašinėjo pavardės. Tuo metu kapinės buvo neblogai išsilaikiusios. Buretai stebėjosi, kodėl čia Lietuvos istorikai neatvyksta tyrinėti tremtinių istorijos. Tuo metu